Sveiki! Daugelis iš mūsų mėgstame važinėti dviračiu. Tačiau ir visi žinome, kad neretai taip sportuodami mes blogai sėdime arba netaisyklingai miname pedalus. Kaip daryti viską teisingai, mums papasakos Lietuvos kūno kultūros akademijos lektorė Simona Pajauninė. Simona, tai kaip taisyklingai sportuoti dviračiu? Pirmoje eilėje taisyklingai atsisėsti. Atsisėdus paskirstyti savo svorį ant sėdynės, vairo ir pedalų. Štai galiu pademonstruoti. Didžiausia klaida, kurią daro žmonės, yra štai tokia sėdėsena. Netaisyklinga sėdėsena, kurios metu krūvį gauna stuburas. Pakanka ištempti nugarą, ištiesinti, įlenkti rankas ir amortizacija turės rankos, dirbs rankų raumenys, o pačiu dirbs jų asmeniniai raumenys. Kitas dalykas yra mūsų sėdynės aukštis. Koja atsisėdus neturi būti pilnai ištiesta, šiek tiek sulenkta. Ir minant yra svarbu ne minti, bet traukti pedalą, arba kitaip tariant, sukti ratu. O kaip pasirinkti tinkamą trasą? Geriausiai tinka parko takeliai, dviračių takai, ramus gyvenamasis rajonas, gatvės dėja netinkamos mankštinimuisi dėl didelio oro užterštumo. Simona, patark, į kalną, tarkim, dviratį geriau yra stumti ar atsisėdus ant jo minti? Jeigu kalnelis nėra didelis ir jis yra užmiestyje, kodėl nepabandžius, gal ir užminti. Tačiau jeigu kalnas yra miesto teritorijoje, gatvėje, kurioje didelis transportas, vertėtų geriau nekvėpuoti to oru intensyviai, o šalia dviračio jį užstumti. Ačiū Simonai, o daugiau pokalbių apie sveikatingumą išgirsite kitose laidelėse būtina žinoti. Iki!